Ho, ho, ho! Sveiki, mėly smalsuoliai! Ar pasiilgot vakaro žvaigždelės pasakaitės? Meški. Ir tu jos pasiilgai. Kągi, pasiklausykime. Šį vakarą pasaką vėl dovanoja žurnalas Vakaro žvaigždelė. Daiva Bauerienė. Šokoladinis katinėlis ir baltoji lasdelė. Šokolado karalystėje išaušo naujas rytas. Saulė pažvelgė žemyn ir ant šokoladinio katinėlio namo stogo iš dangaus ilgomis kopėčiamis nusileido geltonojo šokolado saulės zuikutis. Nuo stogo jis sparčiai nukrito ant žolės, nuo žolės triksėjo prie lango, išsitraukė iš kišenės veidrodėlį ir atsukęs jį į saulę, nukreipė į miegančio šokoladinio katinėlio nosį. Katinukas užsimetė šokoladinę antklodę ant galvos, bet kojos liko neužklotos. Saulės zuikutis apsidžiaugė, veidrodėlį nutaikė į padus, o dabar saulės šiluma vėl kuteno katinėlį. Kas čia daros? Kas mane žadina? Katinukas atsisėdo lovoje ir už lango pamatė linksmai besišypsantį draugą. A, tai tu, labas, užeik vidun. Katinėlis pravėrė langą ir saulės zuikutis tuoj pat šoktelėjo ant lovos, nuo lovos ant kėdės, nuo kėdės ant stalo, nuo stalo ant sienos, nuo sienos ant lubų ir šiek tiek pasisupęs ant šviestuvo išskubėjo pro langą. Op! Jau ant stogo, kopėtėlėmis tip, tip, tip ir sugrįžo į dangų. Na ir greituolis, pažadino mane, pašokinėjo ir dingo. Matyt, jis turi daug reikalų. Jam dar šitiek mėgalių pažadinti. Bet laikas kibti į darbą. Kur mano šokoladinis pienas? Išlakęs visą dubenėlį šokoladinio pieno, jis užsidėjo kepurę, akinius nuo saulės ir pasiėmė meškerę. Gerokai padirbėjau, laikas ir pailsėti. Eisiu meškerioti. Anksti ryte labai gerai kimba žuvis. Tikrai, rytas buvo ankstyvas, ant žolės spindėjo rasos lašeliai, katinas atėjo prie upelio ir užmetęs meškerę ėmė laukti. Prie meškerės buvo prikabintas varpelis. Jeigu žuvis užkiptų, tai meškerė pajudintų varpelį ir šis suskambėtų. Žolė buvo šlapia ir katinėliui visai nesinorėjo ant jos sėstis, todėl jis truputį pamindžikavęs atsitupė ir klausėsi, kada suskambės varpelis. Bet vietoj varpelio jis išgirdo kažką švilpaujant. Per tiltelį ėjo meškiukas. Jis irgi buvo su kepure, su tamsiais akiniais nuo saulės, bet vietoj meškerės rankoje turėjo baltą lasdelę, kurią eidamas laikė priešais save, nuleidęs ant žemės. Šokoladinis meškiukas perėjo tiltų per upelį ir pasuko takeliu kairėn, tiesiai link katino, kuris tupėjo ant upelio kranto tyliai, kad neišgąsdintų žuvies. Meškiukas vis artėjo, kol pagaliau jo lasdelė palėtė katino uodegą. Oi, te pasakė meškiukas, paslydo ant šlapios žolės ir jau norėjo griūti, bet laiku atsirėmė į katinėlio nugarą ir liko stovėti. Deja, katinas tupėdamas ant upelio kranto neatlaikė meškiuko prisilietimo ir įkrito į vandenį. Pliumpt! Kas čia, sunerimo meškiukas. Kadangi upelis buvo negilus, katinas netruko išlipti į krantą. Miau, čia aš, šokoladinis katinėlis. Nusiimk akinius, matysi geriau, išrėžė nepatenkintas. Atsiprašau. Aš netyčia tik atsirėmiau į tave, aš nenorėjau. Ką veiki prie vandens? Ar nematai? Žvejoju. Nusiimk akinius nuo saulės. Va, aš jau nusiėmiau. Aš ir be akinių tavęs nematyčiau. O kodėl? O todėl, kad esu neregys nuo gimimo. Atsiprašau, aš nežinojau, nuleidęs galvą ištarė katinas. Meškiuk, ar tu atėjai irgi pažvejoti? Čia tavo meškerė? Ne, čia neregio lasdelė. Ji mane įspėja apie kelyje pasitaikančias kliūtis, parodo, ar ant kelio yra akmenukas, ar pavyzdžiui katino uodega, nusišypsojo meškis. Ir atsiprašau, kad netyčia tave pastūmiau. Nepastebėjau tavęs. Din suskamba varpelis ir katinas puolė prie meškerės. 1, 2, 3 ištraukė didelę tamsiai rudos
spalvos stiklinį butelį. Kasgi čia dabar? Butelis? Nusistebėjo katinas. Jis išėmė kabliuką, įsmigusi į kamštį, įdėmiai apžiūrėjo butelį. O kas butelio viduje? Paklausė meškiukas. Tuoj pažiūrėsiu. Katinas ištraukė kamštį ir iš butelio iškrito popieriaus skiautė. Kažkas parašyta, bet labai sunku įskaityti, kažkokia keverzonė. Kalno viršūnėje skrinioje yra paslėpta laimė. Kas tą skrinę atidarys, tas bus laimingas. Kalno viršūnėje skrinėje yra laimė, nustebo meškiukas. Ji paslėpta skrinėje, keista, labai keista. Manau, kad būtų gerai pamatyti, kaip atrodo laimė. Mintis apie laimę sukosi šokoladinio katinėlio ir šokoladinio meškiuko galvose, nes kiekvienas norėjo būti laimingas. Meškiukas pamiršo, kur ketino eiti, o katinėlis pamiršo žuveles. Jiedu kalbėjosi apie sužvejotą butelį ir keistą raštelį. Meškiukui atėjo mintis nedelsant kopti į kalną, surasti skrynę ir ją atverti. Tačiau katinėlis papasakojo, jog kalnas yra apsuptas miško, o į mišką įžengti griežtai draudžiama, nes ten gyvena tiranozauras Reksas. Ir apsakė savo nuotykį su tiranozauru. Nuo to laiko katinėlis niekada net nesertino prie miško. Abu nuliūdę suprato, jog laimės pasiekti neįmanoma. Meškiukas susimastė. Įdomu, kas parašė raštelį, juk tas, kas jį rašė, galėjo tyliai pats savo vienas atverti skrynę. Ir kas įmetė butelį į upelį? Kas rašė, tas ir įmetė, miau. Garsiai sugalvojo kačiukas ir vėl užmetęs meškerę atsisėdo ant kranto, o meškiukas ėmė vaikščioti pirmyn atgal, vedžiodamas priešai savęs baltąją lazdelę, kurios gale buvo įtaisytas ratukas. Sukosi ratukas, sukosi meškiuko mintis. Kačiuk, tu sakei, kad raštas sunkiai skaitomas, kad jis kažkokia keverzonė. Taip, parašyta su klaidomis, bet čia visai neraidės, o marmaliuzė keverliuzė. Baltosios lazdelės ratukas vis sukosi. Meškiukas vaikščiojo ir mąstė, jog tas, kuris rašė, greičiausiai labai blogai mokėsi arba visai nelankė mokyklos. Bet kas tai galėtų būti? Ar tiesa rašoma raštelyje? O jeigu tai melas, kam jis naudingas? Naudingas tam, kas gyvena miške. O kas gyvena miške? Reksas. Ratukas sustojo. Aš supratau. Tai Reksos spąstai, sušuko meškiukas. Tai tiranozauro marmaliuzė. Tai tiranozauro marmaliuzė keverliuzė. Jis norėjo, kad tas, kuris suras raštelį, įžengtų į mišką. Nenaudėlis. Miau, tikra laimė, kad mes niekur neėjome, apsidžiaugė katinėlis. Mes tikri laimės kūdikiai. Gal būkime draugai? Gerai, sutinku. Katinėlis ir meškiukas suprato, kad jie jau yra laimingi ir kad laimė nėra daiktas, kurį galima paslėpti skrynioje. Din, 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 suskambo varpelis. Šį kartą katinas sugavo ne butelį, o tikrą žuvį, o draugai nusprendė išsikepti ją laužavietėje prie upelio. Laužą jiem padėjo sukurti saulės spindulėlis, kuris kopėtėlėmis nusileido nuo debesėlio, įžiebė ugnį ir vėl tip sugrįžo atgal į dangų. Buvo vasara, danguje švietė geltonoje šokolado saulė, ant baltojo šokolado debesėlio sėdėjo saulės zuikutis, tabalavo kojomis ir žaidė su veidrodėliu. O žemai, apačioje, šalia upelio, medžio pavėsyje, ant žolės gulėjo du prisivalgę laimingi draugai. Jie abu turėjo kepures su snapeliu, abu buvo su akiniais nuo saulės ir abu glostė savo laimingus pilvukus ir žiūrėjo į baltojo šokolado debesis. O neregys meškutis aplinkui pasaulį matė ausimis, girdėjo, kaip čiulba paukščiai, kaip klevo lapose žaidžia šiltas vasaros vėjas, šiurena saulė. Šalia gulėjo baltoji lazdelė. Pasirodo, laimė yra visai šalia, tarė šokoladinis meškiukas. Ir aš taip pamaniau. Miau, patenkintas pritarė šokoladinis katinėlis. Tokia štai įdomi pasakaitė vaikučiai šiam vakarui, o Vilniaus kalėdų senelis jums linki saldžių sapnų. Labanakt.